Labas rytas. Šiandien yra 4 diena mūsų kelionės. Mėgojam tokiam pušinė, kaip kempingas. Va taip atrodo. Aplinkui pušinėlis. Ten dušai, tualetai. Įsimaudėm pirmą kartą, tai biškį atsigavom. Palapininkė čia tik drėgmė tokia ir iš vidaus. Nusprendžiu pafilmuoti biškį dušus, tualetus. Čia yra vyriška zona, o čia yra moteriška. Į vyrišką buvau, net nebejau daugiau, o jau viską dariau ir gamtinius reikalus atlikau būtent čia. Vėlgi, dušai irgi skiriasi biškį, čia biškį geresnė. Tai va čia yra tokie dušai, pas vyrų net nėra to angolio viršutinio. Tai yra tokie va. Ir pas vyrų pusėje, vyrų zonai, ten biškį pastovėjau vieną vietą, žiūrėjau, jaučiu ant kojas kažkas bėga. Tai pasilinkiu, žiūriu, jau tarakonas toks va, nemažas. Čia tas ištinės jaunuolis, ne jaunuolis, senis, kuriam niekas nepatinka. Visumoje normaliai viskas, bet trūksta tos biškį tvarkos, gal aš nežinau, ar trūksta biškį lėšų įdėti ir norą, aišku. Nes man atrodo, čia nereikėtų daug kažko įdėti. Perdažyti kažko ir uždėti angolius, tai ant dušų dar kažką ir sutvarkyti. Tualetai pas moterų išvis tokie. Man atrodo, pas vyrų net nėra dangčių. Aišku, čia tokia, tas viskas, va, kaip laukė, tai fain padaryti. Bet sakau, tualetai neturi prikipti, normalus. Dušai matyt patys. Aplinka viskas gražu, pušinėlis. Ten kažkur berods yra laukinis baseinas, bet net neėm vakar. Gal atėjom nusikalę, tai matos, kad yra biškį apleista tikrai. Ai, tiesa, dar išdavė registratūroj prigėręs portugalas, nemokantis anglų. Ten aišku, jis sakė prancūzų moka, portugalų, ispanų ir viskas berods. Tai išdavė va tokį žetoną. Tam jis reikalingas, neįsivaizduoju, nes 144 ir pavadinimas Parque de Campismo in Hotel. 18 eurų matas. Labas rytas. Šiandien yra 4 diena mūsų kelio. Pajudam iš tos poilsiavietės ar kempingo. Ten toluma matos ant kalno bažnyčia ir dar kažkokie ten pastatai kaip rūmai. Kojas skauda, kerta per puslės tas. Ką, einam toliau. Kaip ir Lietuvoj, kamščiai iš pačio ryto pas juos. Darbai matyt, kas vaikus į mokyklą, darželius. Įsausėjusi kažkokią lankėlę. Vat miestelis, ta pati bažnyčia matosi ant viršus graži. Gerai atrodo labai. Daeisim arčiau, bus dar gražesnis vaizdas įtariu.
pagalvojau, kad kaštonai, dabar žiūriu, kiti medžiai čia. Galvojau, kaštonai žydi. Geras. Ką jau 13, nesupratau. Tai va, pirmoji gyvalazdė. Nu, judė. Mano tempas iš visų lėtėja, nes turiu tokią giluminę geltoną pūslę. Paviršutinės tos, kurios sprogo, tai jas niekis. O ta giluminė ir skauda. Ir būtent per tokius akmenis tiesiog dūrė. Nu, manau, kažkur daėjus, šiandien planuojam pirmą kartą miegoti albergijai. Tai manau, reikės prakiurdyti. Bandysim. Tiksliau nuspręsim, ar prakiurdyti, ar ką daryti. Nes tiesiog ties kulno šonu jinai yra, kairės kojos. Ir gelė dūrė su kiekvieno žingsniu. Tas kitos puslikės paviršutinės, tos vandeningos tokios. Tai jas tokias man, jos kaip jaučiu, bet ne taip, kaip jie, ta kita bus matyti. Dar tik 4 diena. Kokios citrinus dydžio čia. Atsisėdam pailsėti. Priešais Atlanto vandeninas. Čia žmonių tokios sodybėlės. Ir va, dar vienas piligrimas pareina iš Šalkės. Jaučiu trinsis dabar. Jo, pavostik. Kojikis mano vargšės. Čia grįžom, nežinau kiek metų atgal. Žmonės gyvena. O mes lietuviai skundžiamės, kad blogai gyvenam. Išeikit vat į tokį kelią ir tikrai apmąstysit apie savo gyvenimą. Ar gerai gyvenat. Man atrodo, per gerai mes visi gyvenam. Tik mes to gyvenimo neįvertinam. Smagu. Sunku eiti, bet ir smagu tuo pačiu. Vanduo tai švarus. Grina iš kalnų.
Šiandien labai karšta. 28 pavėsi. Tai saulikė aš nežinau kiek ten. Prakaitą duoda. Ir vandens. Reikia daug gerti. O parduotuvių mažai. Sukomės iš padėties kažkaip tais po biškį. Bom kaminas. Jeigu žiūrinti šešėlį iš to multiko, iš Panda, drakono karys pareina. O, gal į Santiago ir su geležinkeliuku paliekti. Čia jiem palėtus kalnas. Mes nuo čia parėjom, bam, taip. Bam. Eisim ten kažkur, ten. Geri komentarai mano. Žinokit, nėra net noro kažką šnekėti. Kamelį bažnyčia. Piligrimo ženklas. O veda pro kur žiūrėkit. Hop. Va taip, piligrimų kelias. Ten jau tolumoje kažkur tais vaikų balsai girdis. Yra durniausia tai, kad tos siestos. Ta siesta tokia kaip pietų pertrauka. Ir va per tą karštį iki 14:30 nedirba, mažas parduotuvėkės, tai nedirba iš vis. Niekam neįdomu. O, jau žmonikė prie krano, kurių labai mažai. Meniu piligrimo. Įdomios vat lentelės gatvių. Irgi iš tų plytelių baltų mėlynai. Mėlynai baltų. O vaizdelis irgi neblogas. Aišku, čia biškai dabar jau nusileidau, nes stoja čia. O tai buvo toks gražus vaizdelis, ten aukščiau nusileidom dabar. Žmonikė tai varo tolga tak. Upeliukas. Ir pažiūrėkit kokias džiunglės. Tai medžiai tai nerealiai atrodo. Nežinau kokia čia rūšis. Bet lapai tokie pailgi į bananą biškį neštų tokia forma. Grinai banano forma, va, matos. Ir jų pilna. Kojas prasigaivinti. Ten bariukas, restoraniukas, kaimelis. Nu, vaizdeliai gražus tikrai ten. Trasa.
Einam. Nu, vaizdelis gražus. Bandysim eiti į albergį. Nuėjom į viešbutį, žiūrim, bookingas vertintas 8,3, bet albergė yra pirmas pavadinimas, antras pavadinimas ir parašytas trečias albergė. Klausim kainą, pradėjo klausinėti, kurią pusę norim, ar į vakarų, ar į kitą pusę. Galvoju, prie ko čia tai yra albergė, klausinės pusės. Sakau, man sakykit kainą nakties. Jinai atsuko lentelę 75 eurų. Ne, sakau, čia albergė ar kas? Sako, pavadinimas labai panašus. Ne, sako, mums nereikia. Ir išėjom. Einam, čia bus tikroji albergė. Su 2 aukštam lovom. Nu, bus matyt. Čia yra, mačiau ten, ne vieną. Labas rytas visiems. Šiandien yra 5 diena. Pajudėjom. Ten nakvojom. Svečių namuose. Nenorėjau rodyti, nes buvau pavargęs. Kojos iš vis medinės. Dar paryčiais vis pusę nakties tiksliau traukė. Tiesiog juntu kaip tuose vietose, kur mazoliais su puliniais. Nu, nedavė tiesiog miegoti normaliai. Užeina tokie pulsuojančiai skausmai. O ryte atsikėlėm, nuotraukas padarė, tai nežinau, tokios pūslės, dar aplink pūslės raudona tiesiog. Tai su betadinu ištepėm, aišku, pravalėm. Žiūrėsim, kas bus. O vaizdeliai į Atlantą. Tokie žmonės jau po biškį juda ryte. Yra po 8. Čia grinai toks kurortinis miestelis. Gale piligrimai ten, tėvas su sūnum čia vadu eina. O šitas labai gražus, viršui kryžius, pas visų. Tie akmenys pakrantė irgi su tokio savito grožio duoda. Kaip mums neįprasta akims, tai pripratę prie smėliuko tokio. Jo, vaizdas tai nerealus. Kažkaip vakar per kalnus jiem, nu irgi yra tas savito to grožio, ten takelė, aišku, lipi akmenis, makalas, takuoja nestabilumas, nu, man atrodo toks vienas žingsnis iki traumas. Čia takelis idealus, nu, aišku, visur malonu eiti. O vaizdas irgi nerealiai atrodo viskas. Vandeninas, tas lengvas vėjelis, beros vadinamas brizų, bišį gaivina dar. Tai paska. Aišku, įšils, kai jis bus kokia 28, toks biškį su kančiai jau reikės eiti, su prakaitu tokia. Bet šiaip tai čiki piki. Dabar toks ėjimas, ne, su malonumu net, ne? Man irgi taip, einu kažkaip, tiesiog džiaugiasi kūnas.
pamiršti ir tos kojų skausmus kai kuriais momentais. Ten, vot, kalnas jau yra Ispanijos pusė. Tai mes daisim ten tą įlanką, aišku, ten eina upė, tiksliai nežinau irgi pavadinimą upės. Nu ir ten reikės susirasti vietinį kokį, kad perkeltų į aną pusę, nes ten tolumoje iki tilto gan toli yra ten. Jeigu apeiti per tiltą normaliai 40 su viršum kilometrų gaunas. Žiūrėjau aš vakar. Nu, bet visi piligrimai, sakau, nu, skambina, yra telefonai iškabinti, vietiniams su kateriais tai perkelia. Taksi kelsimės į Ispanijos pusę. Paskutiniai kadrai Portugalijos pusėj. Man stovi, laukia. Hello, buen día. Buenos días. ¿Quieres cruzar en la guardia? Okay, need going to Spain. Okay. Have a stamp of Yeah. Pilgrimo. Yes. Okay, very good. Make a stamp. Pavėlavo. La fue más muy, la ha visto. Nu ką, keliamės į Ispaniją, o te Portugaliją. Esam Ispanijoje, ten tolumoj bangos, vandeninas. Tai žmonės prieky iš Australijos net atvykę. O, vaikai maudos. Kokie mažiukai. Ten dviem vaikai. Tai kokie mažiukai, darželis gal atėjo įsimaudė. Geras. Vanduo tai švaras, žiūrėk, matos. Koks vanduo švaras. Nu. Gerai atrodo tas kalnas.
Ten matosi keli stulpai, matyt. Va, ir tokiais keliais tenka eiti. Čia buvo toks kalnas, užlipome iš ten, iš apačios, nuo vandenyno. Neina atsigauti. Bet džiugina tai, kad čia lygų, va, žiūrėkit, koks grindinys, asfaltas tas. Mes ten, va, iš to kalno parėjom. Kiek ten yra? 150 metrų? 156 km, 610 metrų. O, koks spotas. Padarysim pertraukėlę. Pušinėlis, gėlės, o kalnas tai irgi čiki-biki. Ėjom šiandien daug kilometrų, kojos iš vis nebeklauso. Užėjom tokią vieną iš svečių namų, gal biškį albergė vadinasi, bet ten keli kambariai. Žmonės irgi vėlgi priėmė taip. Tai visas užimtas yra, tai leido pasistatyti palapinę, įsimaudyti. Čia susidėjom. Nežinau, kaip būtumėm daėję. Čia kažkoks, nežinau, bariukas, restoranas, ten bažnyčia. Vandenynas. Nu, vaizdai tai geri. Čia senovėj buvau skaičiau apie tą dalyką, aišku, tų laiptų neturi būti. Aišku, visas uždengti šonai, bet čia yra iš labai senai buvo tokie dalykai, jie džiovindavo, nežinau, dabar neprisimenu, bet esu skaitęs. Ar vaisius, ar daržoves, ar žolę, šieną tipo. Tai va, kažką džiovindavo vien dėl to taip aukštai iškelta, va, tai yra kojas tenais va. Ten viena koja, ten kaip dar 3 kojas. Vien dėl to, kad ir ta koja yra viršų toks kaip grybo stogelis tas vadinamas. Ale padaryta tai, kad žiurkės nedasiektų. Žiurkės pelės. Tai va, tokiam dalykui buvo naudojama apsisaugoti nuo pelių ir taip toliau. O ten laikydavo ar mėsą, o dabar pagalvojau, kai prisiminiau mėsą, gal vytindavo. Nu, bet kažkas tokio, tipo, apsisaugoti nuo žiurkių, jie ten vėlgi tas vėjas nuo vandenino, vėdyno, nu, tam ir skirtas jisai. Aišku, šeimininkai labai didelis dėkui, nežinau. Pamatėt, sako, aš jau jėgų nebeturiu, angliškai sakau. Taip, sako, jūs palapinę turite. Sakau, jo, turit. Tai sako, einam, yra pas mane žemės plotelis, tai va, nusileidom, davė večikės, simaudėm, aš jau simaudžiau, žmona maudas dabar.